Labą dieną. Pradeda toks biški ruduo jaustis, vėjas jau daro, slėtsliai, šlap, bet gerai, bent jau nekyl pagundai čia kažko po kiemą tvarkytis, o galim ramiai eiti vidui daryti darbų tuos, kuriuos reikia padaryti. O reikia išsigriauti šitų visų koridoriukų. Tai čia žodžiu atsilaisvint suolus, lentynas, šiukšlės tam kart padėsim į kitą kambarį, o viską kitką į garažėlį. Nu ir va. Oba, nusivalė dulkės visai graž lentyn palika. Ai, čia tak raudonai padažyti. Bet nebloga, biš paklypus tokį. Pavėpus, bet lauk nemesim. A ne? Bent jau garažė tai tiks tikrai. Eik, tu savo kaip čia buvus. Nuo krašto iki krašto, viskas, čiki piki. Pirms daiktas rado savo vietą. Labai rado savo vietą. Žiauriai gerai. Dabar čia dabar kiek vietos atsirado. Bleba, už tokie nema iš kambariuką atrodo, bet aišku, čia bus laiptai. Dar čia bus gal praėjims palei šoną po laiptais. Čia kažkas. Bet, kaip iš tikrųjų, fain, daug erdvės, kai mažai daiktų. Reiks kažkaip neapsikrauti, matyti. Galvojam, pirm gal išsidaužysim vidurį ir ten paliksim to palei sieną to visą, kas čia išsidaužys, jeigu kol nuspręsim, kiek giliai reikia atsikasti, kad vėl be reikalo netampyt pirmyn atgal to grūžo. Ir tada šonus irgi sumesim į vidurį, kad neužstotų praėjimo čia visur. Šį čia ir ten. Tai žodžiu, vis krūva bus vidury. Na, jau. Na. Parodyk. Klasę. Nori, kad aš parodyčiau? Parodyk. Parodyčiau, kaip reikia darbuotis. Parodyk, kaip reikia darbuotis. Akins užsidėk. Aš su kūju geriau darbuojas iš tikrųjų. Nu, tai duok su kūju tada. Bet su kūju. Su kūju čia. Na. Toksai. Kitoks, ne? Įdomus, jau betons. Nu, pabandam su to. Kas šitą tu vidurį? Toks kaip klubas siena, ar čia slengstis koks buvęs. Čia kūnų norit. Toks sudurims. Gal čia yra buvus sienų, kad nors. Ir po to tik užklijuot. Va, stiklu. Man čia neįsiprasti. Toks kietesnis biški šis betons. Ten tik viršui tokia biški plona. Matos, tai skiriasi. Tokį kaip išlyginamąjį sluoksnį užpilt. Lygaus, gražaus. O pačioj dar kokie keli. 5-6 centimetrai. Tokia žvirbetonė kažkokia. Biškai pirmai padaužiau su kūju. Tai tokių didelių skilimų atsirado. Po to lengviau biškai su to. Į tos tarpiuks įvarai geriau kažkaip skil. Na, svarbu, viskas būt gražu. Tai javutė tuoj sugreblios. Ir trečdalis jau baigts. Daugiau negu trečdalis. Nes šis toks mažesnis priekį. Bet ir vis tiek ką veikti. Čia tu žirnius galėtumėm pasodinti, iki kol užbetonuosime, ne? Bulbės? Žirnius. A, žirnius? Arba čia, ant smėliuką. Nu, Juliukui geriau sekasi su perforatorium negu man. Su kūju. Bet tu tik dabar čia pradėjai.
Galvokit, kai čia visą laiką talžė. Bet jie nusitaldžia tas viršutinis sluoksnis tik tai. Nu. Tokio to kieto. Ir čia atrodo storesnis, matai kokia storė. Ten tai buvo gal per pus plonesnis. Aha. Tas toksai pilks, tvirts. Toks gražus lygus. Tai tau reikės irgi dar kartą Man atrodo reikės. A, tai tada gal... Tu čia verksti. Nevargsiu tada. Nes čia mat betonas. Aha. Eis, pagrebliuosiu geriau tada. Tu patinka? Patinka. Na. Na. Kokia žala? Žala. Biški ir žalos, ir. Ne. O. Bet labai didelis, vis tiek reikia trupėt gal biški. Aha. Nu va, priekis irgi išdaužėts. Gals beliko, priekio kažkaip lengvai ėjęs, nu bet čia iš kur mažiau buvo. Bet ir šiaip buvo toks labai jau pavargęs, jau vietom šiaip išdėlės, ištrupėjęs. Tas liko, damušam, apsitvarkom ir dar kažką sugalvosim. O gal ir ne. Gal ir jo. Gal ir jo, o gal ir ne. O gal reiks eit video sumontuoti. Smagumėlis. Oi, smagumėlis. Paskutinis pasispardyms, literally. Reikia 2 pasispardyti, bus 3. Tu, ar pirštinės atlaikys? Jau neatlaikė, va. Nu, šiandien pasiėmiau. Mano senas nebeatlaikė irgi. Bet tavo kiek ilgai atlaikė, aš kol su tavo šitom aš jau 3 koks sumiešioju. Brangiai tu atsieini. Kad čia būtų tos pirštinės, tas pats didžiausias brangums, tai būtų gerai. Nu sio, šičia kriukis baigs. Baigiam susikapstyti viską į krūvą. Tai va, tiek čia viso grūželio. Jo, su grūžu domėjaus, kaip čia kur išvežti. Tai žodžiu, į tą mūsų biržų atliekų aikštelę, tai ten 300 kg ir viskas. Bet kas tie 300, čia 10 maišelių nebus tokių mūsų. O čia jų yra daug. Tai rašiau Ekoservis, čia kompanija, kuri biržų rajoną aptarnauja. Nu kaip, visoje Lietuvoje, bet biržos čia nelabai daug tų variantų yra. Biržos tokios vietinės kaip ir neturim. Viskas vyksta iš Panevėžio. Tai jie, kad atvežtų mum konteinerį statybinio atliekų, ten jie turi 7 arba 10 kubų. Tai sakykim 10 kubų, nežinau kiek čia mums reiks, bet galbūt ką reiks 10. Tai 10 kubų konteineris, 3,5 kažkiek ten su centais už kubą, plus eurus kem per kilometrą už atvežimą konteinerio ir už parvežimą nuo Panevėžio iki čia. Tai gaunas, man atrodo, atvežti gal 200 kem eurų. Ir išvežti 200 kem eurų, plus jeigu 10 kubų dar 300 kem eurų. Ir plus įskaičiuotos yra 3 dienos to konteinerio laikymo. Jeigu, pavyzdžiui, tau reikia savaitę, tai tu moki ekstra dar ten už tas dienas, bet pas mane ten parašė 5 eurų už dieną. Bet čia aš skaitau, kad čia gal suklydo ir iš tikrųjų turėtų būti 5 eurai už dieną, nes kitoj kompanijoje irgi sakė 5 eurai už dieną. Ir brolis sakė, kad 5 eurai už dieną, tai kaip ir, sakykim, klaida, čia reikia pasitikslinti. Bet netgi ir tuo atveju, ir jeigu per 3 dienas spėjom susikrauti, tai vis tiek mums čia gauna štuką eurų. Panašiai, nes dar ant viso to, ant tų tarifų, kur aš čia papasakojau, tai dar PVM-asgi užsidėti. Tai žodžiu, brangus malonums tos statybos ar tie griovimai, sakykim. Parašiau kitai tai kompanijai, tai ten iš vis kažkokios keistenybės. Žodžiu, ten už kubą 15 eurų. Bet tipo, plemba, nežinau, gal mes ten biškai nesusišnekėjom. Už kubą 15 eurų, jeigu grinai švariai yra tenai, tarkim, betono atliekos, ten plytos, keramik, betons.
Jeigu miksas, tai tada ten, tarkim, medžio yra ar dar kažkokio brūdo, tai tada 9 eurų už kubą. Bet atvežims 201 galą, čia gal netgi gaunas bišpigiau, tai gaunas 400 žodžių priekį atgal, bet ten jie sako, plemba, mes nuskaičiuojam tipo už 3 tonas, ir tipo tu pakrauni tas 3 tonas į 10 kubų konteinerį. Ir tipo, bet jeigu galim kaip ir daugiau prikrauti, bet kaip ir gali būt, kad atvažiuos anu pasimt ir negalės išvežti, tai tada gaus nukrauti. Tu įsivaizduoji? Dabar pakraunam tą, kur čia yra turbūt bent jau 6 tonos. Ir atvažiuoja išsivežti ir sako, oi, nepatempiam, nepavežam, išsikraukit atgal, nukraukit iki 3. Geras. Tai nežinau, bandžiau kažkaip per telefoną išsiaiškit, bet taip ir iki galo nesupratau. Kaip ir maksimaliai ten ar 8 gal tonos, ar 9 gal tonos, bet tikriausiai nepatems anu tas mašiniuks. Tas mašiniuks kaip ir 2 konteinerius gali talpinti, bet 2 konteinerius gali talpinti tuščius. Žodžiu, neaišku, kas per transport, neaišku, kas per sistemą ir visgi gal geriau už tą štuką, bet ten per kubą gali krauti 1,5 tonos. Kas jau biški skamba panašiau šiek tiek. Nes, tai gerai, jeigu per kubą 1,5 tonos, nežinau, kiek to mašinė, jeigu sklidina prikrauti 15 tonų, 10 kubai, gal patempt, nepatempt, man atrodo, kad turėtų gal galėti patempti. Nes, blemba, žvyrą vež, tai man atrodo, žvyro tas sunkvežimis išvis ten 25 tonos. Tai ką tas 15 nepatemps, o ten tos kitos firmos 3 tonos, o ten 5 gal įkraus, gal išveš, gal neišveš, jei neišves, reiks nukraut, žodžiu, nesąmonė muziejais. O čia jau viskas baigt, viskas sukraut. Matau, Jehutė tampa laidu. Baig nuraut rozetę. Baig nuraut rozetę, nori eit virt bomžpakieną. Į mūsų garažinę virtuvę. Bet tai gal varom be lešą? Varom. Gerai. Žodžiu, pas mus čia kaime, gretimam kaime, Deikios yra tokie parduotuvė žiauriai gerai. Indritus. Tai visas tinklas anu čia rajonį ir kaimuose. Ir ten ko tik nori, kojinių, triusiukų, maikių, kibirų, virvių, ten šakių, kastuvų, grėblių, karučių ir maisto, aišku, visą ko irgi ko tik nori. Nėra tokio didelio, kad būtų plataus asortimento. Gal kaip tik gilaus nėra asortimento, bet yra platus asortimentas. Tai žodžiu, nuo karučių iki tinginio. Bet vien rūšis tinginio, 2 rūšis tai yra. 3 netgi. Yra su šokoladu balts, su šokoladu juods ir tada be šokolado balts ir be šokolado juods. Tai 4 rūšis tinginio ir, žodžiu, visą kitą, ko tik nori. Tai ir tik paprasta maž kaimo parduotuvytė. Žiauriai fainė. Ir atein, dažniausiai nieka nėra eilės, ten atein greit apsipirk, susirink, ko reik. Atrand dar ir kažko, ko nereik, ko galvoji, kad nereik, bet vis tiek nusipirk. Tai fainė. Va, gavau čia burėkų porą beliašų, bet tinginio visgi tik 2 rūšių buvo, juods ir balts, bet be šokolado. Tai, žodžiu, toksai bus balts, man mėgst skanesnis, bet čia geras toks rieštai su kažkokiam spangolėm. Kaip reikiant, o Jehutė, va, kokį pagamina patai. Chicken teriyaki. Gal tu to labiau mėgsti, man atrodo. Tu labiau mėgsti. Tu tai ladėsiškus labiau mėgsti. Ir man teriyaki skaniau. Gerai. Va. Žodžiu, balius kaip reikiant. Bet telefonas čia pradėjo siūsti kažkokius šitos pranešimus, kad ten 2 lygio pavojus PAGD praneša ateinančią naktį bei dieną šalyje bus perkūnija, vietomis smarkiai lis, kris kruša, bus pavojingi vėjo gūsiai. Pasirūpinkite savo gyvybės ir turto saugumu. Na, kuo mūsų turts? Jos nenupleš stogą. Stoga tai stoga, bet dėl tų medžių iš tikrųjų taip pobaisi, nes valemba tokia aukštas. Jeigu išverstumėm ten tų liepų šito ant namą, tai būtų čia... Riesta. Būtų riesta, būtų kriukis baigts, man atrodo. Bet gal tiek, vis bus gerai, atrodo tokios kol kas tvirtos tos liepos.
Aš jau pradėjau valgyti. Valgyk. Kol pavalgėm, pasėdėjom, blemba, ir šalt pasidarė. Kažkaip grins toks ruduo, gal iki 16 laipsnių tik tais. Nu tai va, tiek žinių šiandien. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitoj serijoje. Čiau. Po darbų važiuojam dabišk pasivažinėti pro Nemunėlio Radviliškį, link Germaniškio ir pamatėm geologijos paminklas Velniapilio ola. Ir aš jas kažkad buvęs, bet nebeatsimenu, kas čia ir niką, bet vežu Ievutę parodė. Ekskursijai. Ekskursijai, na. Ievutė ir sako, tiek jau visur keliavom tiek mėnesių, tiek pamatėm visokie ten Kolizėjai, Roma, viskas, o Jėzau. Kad dabar važiuoji ir tokiais kaimais, kaimeliais ir nieko per daug nematai, bet kažkaip vis tiek viskas įdomu, kas čia tam name buvo. Kas per olą? Kas per olą kažkaip Velniapilio. Nu, ir va tokie maži dalykai vėl darosi įdomu. Kažkada gal bus įdomi ir vėl tie dideli dalykai. Velniapilis 300 metrų, parkingėlis. Čia jau reikia vis parkuoti ir nueiti. Ana. Nemunėlis tek. Na. Ten jau Latvijai. Šunys kaukloj. Kažkaip malkų pakraut. Nu va. Velniapilio ola. Aukštis 5, ilgis 8. Na, spūdingai. Nu, matai koks, jo. Mes tokį panašų radom, paimant pagrindim, vat buvo toks, pažiūrėk, kažkoks bišk per šviečiams, kažkokio dolomito ar ko čia. Pačiaukių išsiplovė yra tokių ertmių, bet grinai va čia matos, toks pat kaip buvo pagrindim tas šmatėlis. Bet čia jau kažkoks kitoks aukščiau. Tamsesnis. Labai slidu. Palaikyti tave? Jo, vis palaikyti. Čia toks kaip semens. Nu toks tas kažkoks šlins. Oi, čia kaip limp. Nu gražu. Tas sluoksnis sluoksnėlių. Tai kas čia šitas yra, tai Nemunėlio upės pusė jos slėnio kairiajame šlaite išsikišęs Gipsingos Storymės atlikuonis. Na tai Gipsingos Storymės atlikuonis. Nu va, tokia ekskursija, pamatėm Gipsingos uolienos atlikuonį ir vsio, dabar jau tikrai čia. Ate.